VTB vieningosios lygos B grupės rungtynėse Vilniaus Lietuvos Rytas nė iš tolo neprilygo Jono Kazlausko auklėtiniams Maskvos CSKA krepšininkams. Vilniečiai priešinėse vos vieną kėlinį rungtynės pralaimėjo 67-84. Mes pradėjom truputį tokie, nežinau kaip čia pasakyti, ar ne maksimaliai apšylę, ar per mažai įsitempę ir pradžia buvo ne mūsų. Darėm daug klaidų gynyboje, per lėtai judėjom puolime ir tik su keitimais pavyko kažką pakeisti, pradėti nuo geresnės gynybos. Aišku, nėra lengva, kai iš karto tau statoma zonos gynyba, kur ten daugiau reikia pataikyti, galbūt tu dar neįsibėgėjęs tiem metimam. Bet gerai, kad paskui viskas susitvarkė, stojo savo vietą ir jau antroji pusė tokių didesnių problemų nebebuvo. Pradžioj labai blogai kovojom dar be viso šito dėl atšokusių kamuolių. Kada įsprendėm tos problemas, vaizdas pasikeitė. Nors rungtynės sėkmingiau pradėjo sostinės krepšininkai, baigiantis pirmajam kėliniui rezultatas buvo lygus 15-15. Antrame kėlinyje Milošo Teodosičiaus ir Andrėjaus Kirilenkos dėka Rusijos krepšininkai atkarpą laimėjo 17-4 ir dar labiau padidino savo persvarą. Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa deficitą sumažino, o ekipos išėjo ilsėtis pirmaujant CSKA ekipai 37-32. Po pertraukos Rusijos komanda galutinai perėmė iniciatyvą į savo rankas ir nutolo jau dviženklių skirtumų 47-36. Jau ketvirto kėlinio pradžioje neliko abejonių, kas laimės šias rungtynes. Nugalėtų gretose žibėjo Andrėjus Kirilenka, savo komandai surinkęs 13, Viktoras Krepa ir Nenadas Krističius pridėjo po 12 taškų. Ramūnas Šiškauskas įmetė 9, Darius Lavrinovičius pelnė 6 taškus. Lietuvos Rytui Tarasas Raisas pelnė 15, Rinaldas Ibutis pridėjo 13, Mindaugas Katilinas 12 taškų. Jonas Valančiūnas šiame mače įmetė 10 taškų ir atkovojo 11 kamuolių. Some parts of the game I'm satisfied, some parts obviously not. Third quarter was Kai kuriais savo komandos žaidimo momentais esu patenkintas, kai kuriais ne. Šios rungtynės mums padės išmokti, ko mes bijojome, o ką gerbėme. Noriu, kad mano žaidėjai nebijotų nieko, gerbtų savo varžovus, bet jų nebijotų. Visi CSKA krepšininkai turi užsitarnavę pagarbą, tačiau pernelyg gerbti varžovų nereikia. Having some kind of fear, okay? Because I will not allow my players to fear none. Po šių rungtynių Lietuvos Rytas savo sąskaitoje turi 5 pergalės ir 4 pralaimėjimus. CSKA kraityje 8 laimėjimai ir 1 nesėkmė. Tomas Ramanskas, Viktoras Radajevas, Sport 1 žinios + Vilnius.